Nugarus matote interjero dekoravimo profilius. Pagrindinės medžiagos, iš kurių yra pagaminti šitie profiliai, yra poliuretanas ir kietasis polimeras. Yra dar gipsas, bet kalbam šį kartą apie šitas dvi medžiagas. Ar kas iš jūsų žino, kaip elgesi šitos medžiagos veikiant šilumai? Taigi, tam aš pasiėmiau porą profiliukų, kurie yra praktiškai identiški. Šitas profiliukas, kur pjūvis yra gelsvas, yra poliuretanas, čia yra kietasis polimeras. Profiliukai panašaus skerspjūvio, panašaus dydžio, o šitas galingas įrankis skirtas tam, kad juos pakaitint. Taigi, tuoj viską ir pamatysim. Pradedame eksperimentą. Priminsiu, čia yra poliuretanas, čia yra kietasis polimeras, čia yra fenas. Jungiam. Sukaitinam iš abiejų pusių. Ops, nupučia vėjelis. Ir, biški pasidengia puslėm, bet nieko baisaus kaip ir neatsitinka. Išjungiam ir bandom, ką mes matom čia. Kad mes puikiausiai šitą profiliuką galim vyniuoti aplink stulbus. Tai yra poliuretanas, veikiant šilumai pasidaro elastingas ir eksperimentas dabar tęsiamas su kietuoju polimeru. Jungiam. Veiksmus atliekam tuos pačius. Kaitinam iš abiejų pusių. Ir irgi matom susiraukšlėjimą, bet ryškesnį. Elastingumo neįgavo, bet kai matom, pasidarė kaip koks zefyras. Taigi, šio eksperimento pagalba mes išsiaiškinom, kad poliuretanas jį pakaitinus tampa elastingas. Ir tai dažnai praverčia darbuose, norint dekoruoti užapvalintas sienas, arkas ir taip toliau. O kas liečia kietojo polimero, tai jis tiesiog sudega ir jį tenka išmesti. Šiam kartui tiek.